Jei dabar susigrebestavęs iškart sukčiau dalylentės, fasadas būtų kreivas. Problema – nelygus karkasas. Klaidų padaryta, tiesą sakant, ne viena, bet viskas prasidėjo nuo nelygių gegnių. Kadangi nesudėjau tarp gegnių intarpų, per 7 metrų ilgį gegnė tiesiog išsikraipė. Susukau stogo karkasą, tai yra grebėstus, makaronus, uždėjau stogą ir gegnių pataisyti nebegaliu. Į visus statramščius tvirtinau prie gegnių. Natūralu, kad ir statramščiai dabar nėra vienoje linijoje. Abiejose grebėsto galuose įsisukau varžtą ir pririšau virvelę. Virvelę stipriai įtempiau ir pat abiejose galuose uždėjau po 4 mm plasmasinę plokštelę. Kadangi virvelė įtempta stipriai, jie yra tiesi. Ir pagal virvelę galime matyti, kiek netiesus yra karkasas. Tai jeigu čia mes vis dar turime 4 mm, toliau turime 14, šis grebėstas dar net neprisuktas ir jau turim 20 mm. Ta patį matome ir čia, 21 mm. Vertikaliai visi statramščiai yra tiesus. Paprastai tariant, pagal gulščiuką. Vienintelė bėda yra karkaso įsigaubimas į vidų. Todėl dabar susisuksim grebėstus ir susisukus juos atleidinėsim ir dėsim pakaištukus. Tokiu būdu išlyginsim visą karkasą. Tarpai tarp grebėstų turėtų būti apie 50 cm, todėl dedu ruletę nuo grebėsto pačios ir žymiu 70. 70 nuo pačios iki viršaus, atimam 2 grebėstus po 10 ir tarpą turim 50 cm. Pasižymėjau grebėsto viršų, pasižymiu grebėsto viršų kitoj pusėj. O tada pasiimu savo atmušėją, jį užfiksuoju ant grebėsto ir einu toliau. Kadangi čia turiu aiškę liniją, čia klainą įtempiu stipriai ir, kaip sako pats jo pavadinimas, atmušu liniją. Turėdamas liniją, greitai prisisuksiu grebėstą. Kadangi mano grebėstas yra per trumpas padengti visam sienos ilgiui, vieną eilę pradedu nuo vienos pusės ir pripjaunu gale, kitą eilę pradėsiu nuo kitos pusės ir pripjausiu kitam gale. Tokiu būdu mes sukeičiame pjūvio vietas ir taip nesusilpninam konstrukcijos. Varžtą suku į viršutinę grebėsto dalį, nes į apatinę paskui išausim vieni. Pasimatuoju, kiek trūksta. Dar šiek tiek prakišu geriau, kad būtų likutis ir paskui jį nusipjauti. Tai pjaunu 1,30 m nuo grebėsto, kurio pjoviau prieš tai. Kraštus prisitvirtinti yra būtina, nes kraštai yra atskaitos taškas. Galuose varžtas. O tuomet šniūras. Įsitempiam ir priveržiam. Kad neatsirištų, aš padarau taip. Viskas. Virvelė įtempusi, prispaudžia pati save ir taip aš garantuotas, kad ji niekur nepabėgs. Ir vėlgi galim matyti skirtumus. Jeigu čia turim 4 mm, čia jau turim 5, čia prispaudę turėsime 18. Kadangi mes turėjom gegnį įsigaubusią į vidų, tai natūralu ir mūsų statramčiai ir grebėstai irgi įsigaubę į vidų ties viduriu daugiausiai. Kraštai yra geri. Šitos plokštumos aš visiškai nereguliuoju,
kiekvieno grebėsto kraštuose pasidarysiu tokį patį tarpelį, nes statramščiai stovi 90 laipsnių sulig apačia. Tai mano tik tai tikslas yra, kad nebūtų tokio išsigaubimo, o viskas būtų tiesiai. Šitam grebėstui atmušiu apačios liniją, nes atsižymėjęs viršaus, pridėjęs grebėstą aš jos nematysiu. O sekantį jau lipsiu ant pastolių ir vėl žymėsiu viršų, nes tiesiog bus patogiau matyti. Šitoje vietoje turim langą, tai grebėsto prakišu apie 20 cm, o paskui, kai jau turėsiu langą, lango matmenis, nusipjausiu tiek, kiek reikės. Geriau turėti šiek tiek daugiau, negu per mažai. Ir kalbant apskritai, tai nėra labai jau svarbu, kad grebėstas būtų kaip styga, turiu omeny pagal lazerį, jeigu kažkur ir pabėgs tas matmuo, svarbiausia, kad turėtumėt kur prisukti. Čia lieka ganėtinai ilgas galas, lygiai taip pat. Nusipjausim, jokios problemos čia nėra. Čia jau pasiekti yra sunkiau ir jeigu būčiau pažymėjęs viršų, aš tiesiog nieko nematyčiau. Grįžta paukščiai. Iškart nusipjausiu galus, kad galėčiau sukti varžtą ir pririšti virvelę. Palikim šiek tiek daugiau, nes šitas fasadas yra dar blogesnis negu šitas, nes jeigu šito mes turim išsigaubimą, priekinio fasado mes turime pavirtimą viršaus į namo vidų. Tad tiesinant jį reikės atitraukti, todėl čia iškart palieku šiek tiek daugiau grebėsto. Virvelės užtvirtinimas, kurį jums rodžiau, yra laikinas, iki kol kylam prie kito varžto. Kuomet pakylam iki kito varžto, jau čia yra įtempta tvirtai ir nebeatsilaisvins. Ta patį laikiną tvirtinimą padarysim kitam gale. Grebėstai susukti, virvelė visur ištempta, atėjo laikas pačių grebėstų lyginimui. Viskas daugiau negu paprasta. Išsukam varžtą ir tuomet naudojam pakaištukus. Pakaištukų gali būti įvairių. Gali būti USB plokštė. Kitas variantas yra tas pats makaronas. Ir makaronas matau, kad jau visai neblogai. Lygintis geriausia yra nuo krašto. Kadangi krašte makaronas man yra per platus, per storas, aš naudoju baldinę fanerą. Ta pačia, kurią naudojau ir stogo lyginimui. Prikišu ir matau, kad viskas puikiai. Čia jau reikės daugiau. Prikišu savo pakaištuką, 2 gal net ir per daug. Svarbiausia, kad visur nuo šniūro būtų vienodas tarpelis. Tai šiuo atveju vienas pakaištukas yra kaip tik ir jį prisuku varžtu. Pakaištukai taip pat gali būti ir pirktiniai, tačiau tai gaunasi pakankamai brangiai. Gerokai pigiau yra skirtingo storio USB plokštė ir vėl prisuku. Vėlgi tik viršuje, nes apačia kalsis vinimis. Grebėstui prisukti aš naudoju šimtinius varžtus, tai yra 100 mm, kad grebėstas prisisuktų ne tik prie makarono, bet dar ir prie statramščio esančio už jo. Teoriškai galima naudoti ir 7-8 cm varžtus, lygiai taip pat grebėstas prisisuktų ir prie makarono ir prie statramščio,
bet nei 7, nei 8 neturiu. Šiuo metu turėjau šimtinius ir naudoju. Iš principo nebūtų net ir blogai naudoti 5 ar 6 cm varžtus. Svarbiausia, kad grebėstas prisuktų prie makarono, o pats makaronas yra tvirtai pritvirtintas prie statramščio. Jeigu turit šimtinių, nereikia pirkti trumpesnių, bet jeigu perkat, galit pirkti ir trumpesnius. Kad nenaudoti daug pakaištukų, galima naudoti tą pačią konstrukcinę medieną. Tarpas iki grebėsto šiuo atveju yra apie 2 cm. Taip, 20 mm. Tai aš pasižymiu patogiau su kampainiu 2 cm. 2 cm atsipjaunu. Tačiau yra tikimybė, kad 2 cm gabaliukas gali skilti. Bet kodėl nepabandžius? Kad tikrai neskiltų, būtų galima pragręžti su mažu grąžteliu skylutę. Tai būtų ramu tikrai, bet ir šiuo atveju matau, kad viskas kuo puikiausiai. Ir dabar tarpelis dar net šiek tiek per didelis. Tai yra 3 mm, čia turim 2 mm, čia turim 2 mm. Bet kaip ir sakiau, 1 ar 2 mm šiuo atveju neturi visiškai jokios įtakos. Radau 12 mm. Tai bus daug geriau negu 4 mm pakaištukai. Nusipjaustom šlapesnius galus. O tada galim pjaustytis kaladėlės. Turim 2 storių kaladėlių, labai plonų ir storesnių, kas reiškia, kad turėsim mažesnį išeigą. Sukant apatinį grebėstą reikėtų nepamiršti, kad pakaištukai neišsikištų žemiau grebėsto, nes vėliau jo apačioje reikės pritvirtinti skardelę nuo graužikų. Tiesa, labai patogu tikrinti, kokio kaladuko, kokios kaladėlės jums reikia. Tai kai grebėstas yra pilnai prisuktas, tiesiog pasikišti pakaištuką po šniūru, po virvelę ir matysit, jis tinka ar ne. Šiuo atveju man reikia 2 pakaištukų po 12 mm. Kitas svarbus momentas, labai svarbus momentas, kad jūsų virvelė būtų įtempta. Jeigu jos neįtempsit, ji nebus visiškai tiesi. Elementaru, ar ne? Puikiai. Na ir paskutinis etapas likęs šiandienos darbuose, tai prišaudyti vinukais visus grebėstus. Vienas smagesnių darbų. Dabar jau galėsiu montuoti dailylentes visiškai ramiai. Taip, užtrukau turbūt 3, o gal net 4 kartus ilgiau lygindamas grebėstus, negu jos tiesiog prisukti. Tačiau rezultatas, galutinis vaizdas ir namelio vertė pagerės ir pakils tikrai daugiau negu 4 kartus. Nelyginant sienų, nebūtų estetikos. Kampai sueitų negražiai, prie langų suėjimai būtų negražus.
O norint namelį kada nors parduoti, vertė kristų tikrai smarkiai. Ypatingai, jei pirkėjas būtų šiek tiek suprantantis apie statybas. O smagiausia dalis, kad šį sienų lyginimo būdą galit naudoti absoliučiai bet kur. Naujam name, senam name, tvarte, pirty, lauke ar viduj. Nesvarbu. Ir net nebūtinai karkasui. Jei jūsų namas mūrinis, blokinis ar dar koks, greičiausiai naudosite ne medžio statramsčius, o metalinius profilius, bet principas toks pat. Prisukus 2 profilius, pasijungiat lazerį arba išsitempėt šniūrą, virvelę ir lygiai tokiu pačiu principu išsilyginat sienas. Na, o dabar jau ačiū, kad žiūrėjot. Jei patiko, žinot, ką reikia padaryti, o jei nepatiko, parašykit, kas nepatiko. Tobulumui ribų nėra.